kaip matėte, turim daugiau 98. Laikas jį supilti. Turime 3 spiruoklės, čia yra 2 šiek tiek stipresnės. Silpniausių spiruoklė yra čia jau uždėta ir tikiuosi jinai kažką tai darys. Tai reiktų pabandyti. Kuriasi kaip bitutė su naujo akumu. Jungiam lempas, nėra čia ką taupyti energijos. Naujas akumas. Kažkodėl mano nuomonė, kad slėgis nelabai sukils dabar turbinos, nes silpnokas spiruoklį, bet gali būti kaip tik atvirkščiai ir belie kiek sukilt. Taigi ir pažiūrėsim, bet aišku, reikia pašildyti dar variklį prieš tai. Pilotas sėdo prie bolido vairo. Mes dori piliečiai. Kažkas nelabai čia man pakilo tas slėgis. Tai buvo, taip ir liko, man atrodo, tai reikia pakeisti spyruoklę. Galvojau, nesismulkinsim, įdėjom pačią stipriausią spiruoklę. Žiūrėsim, kas iš to bus. Nes kažkas tai bus, bent pasikeis. Mok čia tachometrą dabar kiek rodo. Laikykis. Nieks čia nepasikeitė po velnių. Tai reikia stiprios spiruoklės kaip arklys. Reikia visas sudėti. Man atrodo, galim gesinti, nes tai užtruks. Bet reikia visas sudėti velnio. Imkimės darbo. Gal bus gerai. Gal noriu papasakoti, kokia tų spiruoklių prasmė? Ar čia visi jau žino? Turėtų jau žinot, bet esmė tame, kad kai kažkoks slėgis pasisiekia turbino, čia į turbino sistemoje, kai kažkoks slėgis pasisiekia, tada čia tas slėgis atkeliauja į šitas solenoidas gauna tą slėgį, tą patį, koks ir šičia būna, ir jisai atsidaro prie 0,6 atmosferos. Pradeda atstuminėti šitą ir slėgis išmetimo eina per šoną, tada mažiau keliasi čia slėgis į siurbimį. O šitos spiruoklės daro, kad jis neleistų atsidaryti ir daugiau sukeltų slėgių į siurbimį, negu kad finaliai. Tai mes bandom tų spiruoklių kuo daugiau pridėti, kad kuo spėjau jos prilaikytų
Bet tas solenoidas labai stiprus gaidžiukas yra ir nenori pasiduoti. Tai dabar mes dedam kuo daugiau tų spiruoklių šitos, nežinau net kaip čia įdėti, kad normaliai. Dabar viskas aišku. Nieks čia tau neaišku. Gerai. Man pačiam čia neaišku, va kam esmė. Ta prasme, čia turi veikt, kaip ir, bet gal ir neveikt. Bet turėtų veikt. Ir aš nežinau, kaip uždėti šitą paskutinę ją spiruoklę. Pasitelkime kapotą. Tai rūko pypkė. Ar tikėkimės, kad ta rodyklė pakils daugiau. Nu, filmuok rodyklę. Filmuok rodyklę to. Ar tai 15, ar tai 10. Jeigu 10, tai gerai, 15 biškį mažoka, bet bent jau matom, kad progresas vyksta ir tai veikia. Dabar reikia rasti gerą kuro mišinį su tuo ratuku sukiojant. Bandyti reikia nuo riebaus stipriai ir tada buvo biškį liesi. Dabar, tai kad jau čia pats riebiausias. Čia pats riebiausias yra. Ir jam tai visai patinka, kaip matau, tai tos tokios, kad man atrodo liksim ties čia, kur sukėlim tiek to slėgio. Žiūrim, kaip čia gaunasi iš vietos. Suveikia, kai atleidžiam gazą. Blaukas. Pūstė, na ką? Blaukas. Blow off valve. Bov. Tu nesigaudai mašinuose, tai čia... čia ne koksai tau blow jabas. Eik toliau. Biškai pabandom paliesinti pažiūrėti, ar geriau, ar blogiau, net nužiūrėjom. Geriau ar blogiau? Blogiau, man atrodo. Sakyčiau, pasiekėm su tom spiruoklėm bent jau tai, kad veikia tai. Arba nežinau. Ai, nors neapsimoka daugiau slėgio kelt turbinos, nes mes kuro negaunam daugiau negu eiktų mum. Taigi dabar maksimumas yra ir važiuoja geriausiai, tai viskas. Lubos pasiektos. Baigėsi mūsų tobulinimai, bet važiuoja neblogai, palyginus kaip prieš tai. Bet turbinos tai čia žvėrės dar reiks su ta audinė sustatyti, Eriko. Na ką, padarėm ką galėjom ir važiuojam tęsti parengimo Dino Day.
Taigi, kaip mes visi supratom, šitos spyruoklės pakėlė iki 10 PSI. Ir aš pasiverčiau pagaliau, kiek ten tas 10, tai 10 yra beveik 0,7, nu tiksliau ten virš 10, tai 0,7 plus minus gal dar biškį mažiau. Tai nuo 0,6 iki 0,7 pakėlėm turbinos slėgį ir jau mums kuro kaip ir gal nemažauka, bet kaip tik. Ir aš manau, kad nežinau net, šiaip planavau iki 15 skelt PSI, bet dabar net nežinau. Visas spyruoklės sudėjau. Tai nebent reiktų tas spyruoklės daryti, arba bent jau vieną spyruoklę daryti, kad jinai daugiau įsitemptų. Nežinau, kaip ir norėtųsi pabandyti. Na kągi, sukabinom truputį kitaip spyruoklės. Ir pažiūrėsim, kas iš to išėjo ar neišėjo. Slėgis pakilo. Dabar tai jau tikrai, manau, nieko daugiau negimdysim. Išriedančių startų, tai dar jisai ten gal prasišaudo, bet jeigu tai biškį užmaus iš vietos per sankabą vos, tai eikti čia. Agresyviau tiksliau pajunginėjus bėgius. Žvėris. Girdisi jau plofel mūsų garsiau šiek tiek dar. Na žodžiu, ir dabar jau tikrai nieko daugiau mes nespausim. Arba man tik tai pasirodė, nes jeigu prasčiau traukia, tai kažkas darosi negerai. Tikėkimės, kad viskas gerai. Na, bet nežinau. Tikiuosi neužlinks ir Dino Day parodys, ką jisai čia gali. Man atrodo kažkaip, kad per liesas mišinys šiek tiek yra. Nes kažkaip, nu, nežinau, man toks įtarimas susidaro. Taigi dabartinis spyruoklių išdėstymas to toks, eina viena šičia, kita šičia ir dar ta mažiukė eina į šičia. Tai vat, ir taip mes keliam, kiek ten, 13 ar 13-12, kažkas tokio ten, nu žodžiu, nesvarbu. Ir mums kuro, man atrodo, šiek tiek trūksta. Bet vis tiek geriau važiuoja negu kad su 10. Gal šiek tiek, aišku, būtų protinga pamažintas taigi, na, nežinau net, man atrodo, bus gerai ir taip. Tai šiek tiek birbinam, kad atvėstų tepalas, turbina tiksliau atvėstų. Nes šiaip turbininių mašinų visų aplamai, jeigu praleki su jom gerai, tai tada reikia šiek tiek pabirbinti ant laisvų, ta prasme iškart negalima gesinti, nes turbina būna ten įkaitę stipriai ir tepalas, kadangi atlieka aušinimo funkciją, na aišku ir tepimų, tai užsilikęs tas tepalas tiesiog gali sudegti, o tada tai nieko gero nebus. Aišku, ten kelis kartus ten, ta prasme, nėra, kad taip jau kitą kartą užkūrus suges kažkas ar ten turbina ir panašiai, bet tai pakenkia, nes, žodžiu, taip iškart nesutepa turbinos, ten kokie suodžiai gali likti. Žodžiu, tokie yra niuansai. Jau gali būti tokių niuansai. Baisu darosi, kad jau ir net laikys kas nors. Na, manau, būtų gerai pažiūrėti, kiek čia tepaliuko rodo po mūsų šitų pasivažinėjimų. Po naujo tepalo keitimo, ten rodos buvo
truputį virš maksimalios normos, jeigu gerai atsimenu. Na, žiūrim, ką dabar rodo. Truputį virš maksimalios normos. Reiškia, kad nieko jis nedegina po velnių. Nu ką, aišku, degina ten pro turbiną, matosi, kad eina tie šai. Bet čia matosi nejuodas tepaliukas, reiškia nieks. Nors ką tu čia pamatysi. Jeigu būtų dzindros, tai jos visos sėdės dugne kažkur arba filtre. Taip, kad žodžiu, tiesiog švarus tepaliukas, tai gerai. Ir kad jau yra virš tos pačios normos, kaip ir buvo. Viskas puiku. Ir dar viena paskutinė mintis, ką čia prie to variklio, tai galvoju visgi reiktų gal kuro filtrą pakeisti. Nes jisai tikrai nemanau, kad yra keistas kažkada neseniai. Na, žodžiu, laiku tikrai nemanau, kad jis pakeistas yra. Ir tai gali įtakoti mūsų kuro slėgį ir kuro kiekį. Taigi, turbūt nežinau, kažkokiu būdu reiks jį biškį pasikelt ir susirast tą filtrą, jis bus prie bako, nežinau kodėl, bet tiesiog taip spėju, nes šiaip, nežinau, dažnokai tai būna. Ką jis čia pravėso, nepravėso, nu, kaip ir pavėso, jau nenusidegina ranka, tai tada dėsim cellofaną ir susitiksim kitą dieną, kas vykstame pačiame video, aš manau tikrai. O taip, pagaliau baigiau tas duris. Pasilinksminau, tai čia kaip už tėvynę. Bet vaizdelis visai toks įdomus. Neblogai atrodo. Sakyčiau. Tai aišku, galėjau tiesiai paimti ir užkliuoti tą visą liptuką, bet aš norėjau pasiknist, nes taip šiek tiek geriau atrodo. Laikas lengvinimo procedūrai. Išimkime garsiakalbius. Mano procedūra yra labai kvaila, nes aš neardysiu jokių čia bloškių, nieko, tik vat garsiakalbius išimsiu, ratą atsarginį. Šiaip iš bagažinės visą brudą ten kiek ir prikrauta, kas nemažai sveria. Nors ir galėčiau čia šlupinti plasmasės, viską tai dar būtų lengviau, nu bet kam to drastiškumo iš tikrųjų, nes čia visi mes ir taip žinom, kad stogą nupjovus dar geriau trauktų, palikus vien tik važiuoklę ant ratų, tai dar geriau trauktų, nu tai žodžiu, neapsimoka. Nes paskui gausis, na nežinau, nebent mes tai darysim po dynodėj. Koks fainas, naujoviškas garsiakalbiukas. Užkirmijęs jisai, kaip matau. Jau kažin ar jis bum bum darytų, bet visą laimė, kad mums to čia ir nereikia. Na gerai, prisipažinsiu, šiek tiek įsisiautėjau ir net negalvoju sustoti. Šiaip jei rimtai, tai priekį nieko neardysiu. Šičia gale visgi sugalvojau, kad išmesiu sėdynės viską, nes tikrai jos nemažai sveria. Ir čia tas ablaškis jau nuėmiau. Taigi priekį paliksim neardytą vien dėl to, kad svoris priekiniai varomi ir šiek tiek vis tiek ten reikia bent jau iš vietos. Žodžiu, išmesim sėdynės, išmesim ten tą palangę, kas bagažinę išmesim, kas ten viduj kokias zapaskį galiukus išmesim. Šoninę šitas plasmasės visas išmesim. Padraskykim. Kiek čia graudu? Kuro siurblukas čia. Gal reiktų čia biškį nusiardyt, pažiūrėt, kaip ten sietukas ar neužsinešęs. Būtų gerai. Gal taip ir padarysim, o gal ir ne.
Kitos ausies taip pat neprireiks, manau. Ką dar čia numetus? Iš karto galas kaip sportinis pasidarė, va čia tai man patinka. Tai vat, apardėm tą galą. Manau, nėra ką čia daugiau jau ir smulkintis ardyti. Na, šiaip šitą gal reiktų užimti, nes vis tiek čia suskilus tą galvą ir dar, žodžiu, nieko nepanaudosiu. Ir štai, vat tiek brūdų išėmėm ir dar tiek. Čia zapaskiai. Tai, manau, tikrai palengvėjau. Įdomu, kiek čia ir to svorio, bet vis tiek tokia mašinukė tai turėtų jaustis. Dar beje, čia, žodžiu, turiu tokios saudelės dalių ir nežinau, kuris dėti. Ta prasme, žinau, kad šita audelė pati yra tikrai retas jau toks modelis ir vertas atrestauruoti ir panašiai. Tai jeigu kas restauruojat ar tam, kad ir planuojat restauruoti, tai davai pasimk kitas dalis, nes tikrai gaila išmest, žinau, kad kažkam tai gali prireikti. Taip, čia ne visos audelės dalys, tiksliau kai kurių nežinau, kur audelės, kitų žinau, bet esmė tame, va čia, pavyzdžiui, posūkiai, lempos, spidometras, čia šitas generatorius, visoks valytuvų mechanizmas, nu, ta prasme, atvažiuokit ir pasimkit ten, nežinau, iš gailesčio galėsi duoti ten kokį eurą kitą, bet esmė tame, kad aš nenoriu tiesiog išmest, nežinau, kad, nu, kaip sakiau, kad kažkam tikrai reikia. Tik nežinau kam, nes ten rašiau biškį ten kažką, tai tipo ten parašyk čia vėliau, rašysiu, reikės ten, bet finalė dingu, nu žodžiu. Taip, kad būčiau dėkingas, jeigu kas kam prireiktų. Tai va.